Kovo 8-osios proga Šiauliete sveikino Čarlis Čaplinas. Fokusininkas moterį džiugino ne tik gėlėmis, jas vaišino apelsinais ir dešromis, pasakoja Ričardas Šimkus. Gražias, besišypsančias ir visas kitas Saulės miesto gyventojas Tarptautinę moterų solidarumo dieną sveikino pats Čarlis Čaplinas. Skubančiams ir ramiai pasivaikščioti išėjusiems moterims vietoje nenustykstantis fokusininkas skubėjo įteikti gėlių ir pasibučiuoti. Droves moteris bučiniui teko vilioti įmantriais triukais. Labai malonu iš tikrųjų. Ar labai nustebino? Labai. Malonis staigmena labai. Labai nustebino mane ir bent jau labai fain. Malonu labai. Labai maloniai. Vis tiek jau kažkaip vis, tik maloniai nuo pat ryto. Kad galutinai sužavėtų moteris, šventinę nuotaiką užsikrėtė Čarlis Čaplinas ėmėsi nedovanų. Esą jos sustiprina draugystę. Vienai šiaulietei gėlę, kitai apelsiną, o trečiai dešros. Kovo 8-osios proga dešros gabalas. Keista. Kažkaip keista. Kodėl? Kad dešra, o ne gėlytė. Pripratę, kad gėlytės dovanoja, bet ne dešra. O dabar, kai dešra, man kaip pensininkai, tai žinot, jau ir tas neprašalė. Aš jums noriu palinkėti geros nuotaikos, moteriškumo šią nuostabią kovo 8-osios dieną. Energija ir išradingumu trykštantis fokusininkas kovo 8-osios proga privertė nusišypsoti visas sutiktas šiaulietes. Aš manau, kad kovo 8-oji Čaplinui yra viena svarbiausių dienų, kur jis gali tikrai palepinti moteris ir jas šiek tiek palinksminti. Nes aš manau, kad mes moterims kažkiek esam skolingi. Abejinga Čarliui neliko nė viena. Ričardas Šimkus, Donatas Pakštys, LNK žinios, Šiauliai.